Prieš Aleksandrai Ignatovič susipažįstant ir ištekant už savo vyro Joe, ji buvo žinoma kaip moteris patraukianti visų dėmesį. Aleksandra buvo apibūdinama kaip graži, elegantiška, aukšta blondinė. Ji turėjo gerą humoro jausmą ir buvo mėgstama ir mylima aplinkinių. Jos tėvai emigravo iš Jugoslavijos į Vankuverio pakraštį Kanadoje, ieškodami geresnio gyvenimo. Aleksandra buvo labai artima su savo tėvais, ypatingai su savo mama. 1984 metais laimėjusi Miss Burnaby grožio konkursą, būdama vos 19 metų, ji įstojo į Miss Kanada konkursą. Jos tėvai buvo darbo žmonės ir darė viską, kad Aleksandra turėtų geresnės galimybės ir šviesią ateitį. Ji galėjo tapti modeliu, ji turėjo išvaizdą, grakštumą ir žavesį, bet konkursuose dalyvaudavo tik iš sportinio azarto, smagiai praleisti laiką ir tai tiesiog padėjo jai labiau pasitikėti savimi. Baigusi vidurinę mokyklą, ji tapo odontologo padėjėja. Ji visą savaitę dirbdavo odontologijos klinikoje, o likusį laisvalaikį praleisdavo su mama. Vienas iš dalykų, kurį mama ir dukra mėgdavo daryti kartu, buvo atvirų durų dienos. Atvirų durų dienos yra, kada visi norintys žmonės gali paprasčiausiai atvažiuoti ir apžiūrėti parduodamus namus. Jos svajodavo apie ateitį ir galimybę vieną dieną įsigyti vieną iš šių gražių namų. Būtent per vieną iš šių atvirų durų dienų Aleksandra sutiko savo būsimą Anytą. Aleksandra ir jos mama išgirdo moterį kalbant jų gimtąją kalbą ir jos nutarė prisistatyti. Moters vardas buvo Jelka Pešič ir jo šeima taip pat buvo emigrantai iš Jugoslavijos. Ir kadangi moterys buvo tos pačios kilmės, pasaulėžiūros ir papročių, jos greitai rado bendrą kalbą. Jelka papasakojo apie tai, kad jos šeimai priklausė automobilių remonto dirbtuvės, o Aleksandra užsiminė apie tai, kad jos automobilį reikės greitai varyti į servizą. Ir tuo metu Jelka pamatė galimybę supažindinti savo sūnų Joe su šia jauna, gražia mergina. Ji pasakė Aleksandrai apsilankyti dirbtuvėse, o jos sūnus sutvarkys jai automobilį. Aleksandra net neįtarė, kaip šis atsitiktinis susitikimas su Jelka sugriaus jos gerą linkme besiklostantį gyvenimą. Atvežusi savo automobilį į Pešičių šeimos servizą, Aleksandra susitiko su Jelkos sūnumi, 27 metų Joe Pešič. Pirmas įspūdis merginai pasirodė, kad vyras buvo mielas. O jis pagalvojo, kad ji yra viena gražiausių merginų, kokias jis kada nors buvo matęs. Negana to, jie iš karto rado bendrą kalbą ir iš karto susibendravo. Jis pakeitė merginą į pirmąjį pasimatymą, kur jiedu pasidalino savo pirmųjų bučinių ir neužilgo tapo neišskiriami. Aleksandra skraidė padebesiais ir negalėjo nustoti kalbėti apie naująjį vyrą atsiradusį jos gyvenime. Netrukus po to, kai jie pradėjo susitikinėti, mergina pradėjo savo draugams pasakoti, kad ji įsimylėjusi. Jis buvo nepaprastai žavus ir romantiškas. Jis pasirodydavo atsitiktinėmis dienomis su didelėmis puokštėmis gėlių, vien tam, kad parodytų jai, kokia ji ypatinga. Jis taip pat vesdavo Aleksandrą į romantiškus pasimatymus, įskaitant savaitgalio keliones motociklu. Tai buvo audringas romanas ir vos po mėnesio susitikinėjant, Joe uždavė didįjį klausimą ir paprašė Aleksandros rankos. Joe motina Jelka džiaugėsi, kad turės marčią, kurią išrinko praktiškai savomis rankomis. Ji iš karto pradėjo planuoti vestuves, o tada pradėjo rodytis pirmieji negeri ženklai. Tai nebuvo didžiulės problemos, bet smulkmenos, kurios pradėjo po biškį erzinti Aleksandrą. Jelka akivaizdžiai savo norų nebrukdavo, bet juos pateikdavo kaip pasiūlymus, tačiau jeigu Aleksandra nesutikdavo, tai pavirsdavo į didžiulį skandalą. Joe turėdavo įsikišti ir nuraminti įsiliepsnojusią įtampą tarp savo mamos ir sužadėtinės. Jelka norėjo vadovauti viskam, kad viskas būtų pagal ją, nuo vestuvių dekoracijų iki suknelių spalvų. Naktį prieš vestuves Aleksandra buvo ant ribos ir vos nenutraukė vestuvių. Ji nebuvo tikra, ar sugebėjo sugyventi ir patenkinti savo naujosios Anytos reikalavimus ar pasiūlymus. Planuodamos vestuves, Aleksandra ir Jelka be perstojo ginčijosi, o repeticijos vakarienė baigėsi didžiuliu ginču. Draugės bandė Aleksandrą nuraminti ir įtikinti, kad ji tik išgyvena priešvedybinius jaudulius ir viskas bus gerai.
Kitą dieną Aleksandra ir Joe susituokė Vancouveryje savo draugų ir šeimos akivaizdoje. Tai buvo graži diena, kuri praėjo pagal planą, be didelių Jelkos kišimųsi ir priekaištavimų. Pasibaigus didžiai dienai, savo medaus mėnesio proga jaunavedžiai savaitę praleido Havajuose. Viskas atrodė tiesiog tobula. Tačiau pasibaigus medaus mėnesiui ir jiems grįžus į Vancouverį, viskas vėl tapo sudėtinga. Naujoji Aleksandros Anyta pradėjo lankytis jų bute, kol jie būdavo darbe. Jie atveždavo lauktuvių, kaip pavyzdžiui maisto prekių ir naujų drabužių. Vakare Aleksandrai grįžus iš darbo, ji rasdavo pilną šaldytuvą ir spinteles maisto, kurio pripirko Jelka. Jelka taip pat pripirkdavo naujų drabužių, kuriuos ji norėjo, kad nešiotų Aleksandra. Kaip kam gal tai atrodytų kaip gražus gestas, bet Aleksandros manymu Jelka taip norėjo pakeisti jos aprangos stilių. Aleksandra jautėsi nepatogiai dėl to, kaip Jelka kišausi į jų gyvenimą ir visada išreikšdavo savo nusivylimą savo naujajam vyrui. Dėl ko Joe atsidūrė tikrai nepatogioje padėtyje. Jis stovėjo tarp savo naujosios žmonos ir savo mamos, bet dažniausiai jis stojo į Aleksandros pusę ir stengėsi išlaikyti gerus santykius su mama. Vis dėlto jis matydavo motiną kiekvieną dieną, nes dirbo šeimos servize. Laikui bėgant situacija primo, o tada Joe tėvai porai pasiūlė labai didelę dovaną. Jie pasiūlė $100,000 pradinį įnašą, kurį jie galėtų panaudoti kaip pradinį įnašą savo pirmajam namui. Vienintelė problema buvo, kad ši dovana turėjo vieną sąlygą. Joe tėvai jau buvo išrinkę namą, kurį turėtų pirkti jaunavedžiai. Tai buvo gražus namas, bet jis buvo visai šalia Joe tėvų namų. Aleksandra dvejojo dėl dovanos priėmimo. Savaime suprantama, tai buvo viliojantis pasiūlymas, bet iš kitos pusės jie tarsi būtų Joe tėvų kišenėje. Galiausiai jie nusprendė priimti tėvų dovaną ir įsigyti būstą. Tai turėjo būti laiminga akimirka ir naujas etapas jaunos šeimos gyvenime. Bet beveik iš karto prasidėjo naujos problemos. Dabar Jelka pradėjo kontroliuoti Aleksandros ir Joe namų dekoravimą. Pavyzdžiui, Aleksandra norėjo šiek tiek raudonų plytelių savo naujojoje virtuvėje. Vis dėlto ji bus ta, kuri ten gyvens. Bet Jelka supyko ir tiesiog neleido to padaryti. Pirmieji Aleksandros ir Joe santuokos metai buvo sunkus. Įtampa tarp Aleksandros ir jos Anytos buvo didelė kaip niekad. Kartais Joe ištisomis savaitėmis nekalbėdavo su savo motina ir galiausiai ėmė pykti ant Aleksandros dėl pablogėjusių santykių su savo mama. Jis jautėsi visiškai įstrigęs tarp mamos ir žmonos. Užuot nustatęs aiškias ribas, Joe bandė išspręsti problemą tiesiog atskirdamas žmoną ir mamą ir neleisdamas joms susitikti. Ir nors jos neturėjo galimybės pyktis akis į akį, bet pyktis viena kitai niekur nedingo. 1989 metų pabaigoje Aleksandra pastojo ir pora nekantriai laukėsi savo pirmojo vaiko. Galiausiai jiems gimė berniukas, kurį jie pavadino Brendonu. Tačiau gimus kūdikiui, Joe jautė, kad vėl turi įleisti mamą į savo gyvenimą, kad ji galėtų turėti ryšį su savo anūku. Ir vėl Jelka iš karto pradėjo kontroliuoti, kuo ir kaip dažnai Aleksandra maitino kūdikį. Jos patarimai buvo labiau reikalavimai nei pasiūlymai. Vieną vakarą Joe nusprendė nusivežti žmoną į miestą pavakarieniauti ir šiek tiek atsipalaiduoti nuo kasdieninės įtampos. Aleksandra buvo užsivertusi namų ruošos darbais ir su nauju kūdikiu namuose ji labai norėjo šiek tiek laiko praleisti dviese su vyru. Joe manymu, tai buvo puikia proga jo mamai užmegzti ryšį su savo anūku. Todėl Jelka turėjo prižiūrėti Brendoną tai nakčiai. Jiems atvežus kūdikį Jelkai, jie užsiminė, kad padarys jam arbatos, nuo kurios jis gerai išsimiegos. Bet Brendonas buvo maitinamas tik krūtimi ir Aleksandra nenorėjo, kad jis būtų maitinamas niekuo kitu išskyrus jos pienu. Ir prieš jiems išvažiuojant, jie tai paaiškino Jelkai, nes vaikas tuo metu buvo vos 5-6 mėnesių amžiaus. Aleksandra ir Joe puikiai praleido pasimatymą ir grįžę pasimti kūdikio pamatė, kad jis stipriai miega. Aleksandrai pajudinus Brendoną, jis nejudėjo. Ji patikrino pulsą, o jis buvo labai silpnas.
Aleksandrai paklausus Jelkos, ar jam davė arbatos, jie atsakė, kad davė. Aleksandra ir Džo skubiai nuvežė kūdikį į ligoninę. Jie nežinojo, kas tai per arbata ir kas buvo joje, o Jelka nelabai leidosi į kalbas. Laimei, Brendonui viskas buvo gerai, bet pasitikėjimas buvo sudaužytas galutinai. Aleksandra nenorėjo, kad Jelka artintųsi prie jos kūdikio. Ta naktį Aleksandra pasiėmė savo vaiką ir išsivežė jį į savo mamos namus. Šis įvykis buvo paskutinis lašas perpildęs jos kantrybės taurę. Aleksandra iškėlė vyrui ultimatumą. Jis galėjo nutraukti ryšius su savo šeima ir pasilikti su ja ir kūdikiu, arba pasilikti su savo šeima. Tai nebuvo lengvas pasirinkimas, nes finansiškai Džo buvo įstrigęs. Jis dirbo šeimos autoservize ir išėjęs iš darbo netektų savo vienintelių pajamų šaltinių. Plius jo tėvai jam davė didelę pinigų sumą jų būstui ir taip išmesti tėvus iš savo gyvenimų jam atrodė neteisinga. Bet širdyje Aleksandra žinojo, kad Džo nepasirinks jos su vaiku vietoje savo tėvų. Taigi, praėjus vos 2 santuokos metams, ji pateikė skyrybų prašymą. O Džo ir jo šeima, ypatingai Jelka, buvo šokiruoti. Tai buvo bjaurus skyrybų procesas ir kova dėl vaiko globos. Šeimos nurodymų Džo norėjo prisiteisti viską – vaiko globą ir namą. Jelka teigė, kad jis turėtų turėti namą, nes jie davė tokią didelę pinigų sumą pradiniam namo įnašui. Jie norėjo, kad Aleksandra negautų nieko, nes manė, kad skyrybos buvo didžiausia išdavystė. Aleksandra susirado advokatą, kuris jai padėjo kovoti dėl vaiko globos, alimentų ir namo dalies. Ji bandė tęsti savo gyvenimą, pasimdama sūnų ir grįždama gyventi pas mamą, iki kol jie parduos savo namus ir pasidalins pelną. Tuo tarpu Pešičiai virė iš pykčio. Situacija tapo tokia įtempta, kad Džo gavo teismo įsakymą, draudžiantį jam artintis prie Aleksandros. Moteris kelis kartus kreipėsi į policiją, bet jos prašymai buvo ignoruojami. Ji tikra to žodžio prasme bijojo, kad Džo ir jo šeima nori su ja susidoroti. Vieną dieną Aleksandra paštu gavo Neil Hall knygą pavadinimu Cindy James mirtis. Jeigu nesate girdėję apie šią istoriją, tai Cindy buvo moteris, kur jautėsi kažkieno persekiojama ir terrorizuojama, bet ji nežinojo, kas tai daro. Ji taip pat nekartą kreipėsi į policiją, tačiau policija jai nieko nepadėjo ir įtarė, kad Cindy tiesiog įsivaizduoja arba meluoja ir tokiu būdu ieško dėmesio. Galiausiai Cindy mirė įtartinomis aplinkybėmis ir buvo spekuliuojama, kad gal ją nužudė ją persekiojęs asmuo, apie kurį Cindy ir bandė perspėti pareigūnus. Šioje knygoje išsamei aprašyta viskas, kas nutiko Cindy. Ir ten buvo keletas ištraukų labai panašių į tai, kas nutiko Aleksandrai. Tas, kas atsiuntė Aleksandrai šią knygą, norėjo būti tikras, kad Aleksandra žinotų apie visus šios baisius dalykus, kuriuos reikėjo pereiti Cindy prieš mirtį. Praėjus kelioms dienoms po to, kai ji gavo knygą, Aleksandra aplankė draugį. Moterys sėdėjo svetainėje ir kol draugė maitino kūdikį buteliuku, moterys staiga išgirdo iš lauko sklindantį traškesį. Joms pažiūrėjus per langą, Aleksandros priekinėme kieme degė medis. Visai taip, kaip buvo paryškintoje knygos pastraipoje, kurią gavo Aleksandra. Tai, kas buvo paryškinta knygoje, dabar atsitikdavo ir Aleksandrai. Moteris buvo be galo įbauginta, kad ji yra stebima ir sekama. Įtvirtino, kad matydavo tą patį automobilį sekantį paskui ją. Ir keliems draugams buvo užsiminusi, kad mano, jog Pešičių šeima nori jos mirties. Viskas daėjo iki to, kad Aleksandra nusprendė pasisamdyti privatų tyrėją, kad išsiaiškintų, kas ją persekiojo. Ji buvo įsitikinusi, kad ją persekiojo baltas automobilis. Savo privačiam tyrėjui ji davė šio automobilio valstybinį numerį, kad jis patikrintų, kam jis priklauso. 1992 m. rugpjūčio 5 d. po darbo apie 6 val. Vakaro Aleksandra ir jos bendradarbiai Bernys išėjo iš odontologijos kabineto. Jos nuėjo prie Aleksandros automobilio, nes Aleksandra ketino pavėžėti Bernys namo. Bendradarbiai įsėdo į automobilio keleivio pusę, o Aleksandra atsisėdo į vairuotojo vietą. Bernys palenkė galvą žemyn ir pažiūrėjo į savo sportinę tašę ant grindų gulinčią jai tarp kojų. Ir kaip tik tuo metu išgirdo pirmąjį šūvį.
Ji nuleido galvą ir tada išgirdo dar daugiau šūvių. Ir galiausiai išgirdo cypiančius ir tolstančius automobilių ratus. Galiausiai pakėlus akis, ji pamatė Aleksandrą kraujuojančią iš galvos. Tada ji greitai nubėgo į odontologijos kabinetą ir paskambino 911. Atvykus paramedikams, Aleksandra buvo skubiai nuvežta į ligoninę, bet deja, sąmonės ji taip niekada ir neatgavo. Aleksandra mirė, būdama vos 25 metų. Įvykio vietoje policija rado Aleksandros automobilį su 4 šautinėmis kulkų skylėmis sparne ir duryse. Aleksandrai į galvą pataikė 2 kulkos. Tyrėjų manymu buvo panaudotas 380 kalibro pistoletas. Automobilyje pareigūnai rado seną telefono sąskaitą, ant kurių buvo užrašytas valstybinis automobilio numeris. Tačiau pareigūnai negalėjo atrasti ryšio tarp šio numerio ir žmogžudystės. Šis susišaudymas įvyko judriame gyvenamajame rajone vidury baltos dienos. Todėl policija gavo apklausti kelis liudininkus. Vienas iš jų davė naudingos informacijos. Vyras pasakojo, kad matė 2 vyrus sėdinčius raudoname automobilyje. Jie jam išsiskyrė tuo, nes buvo su veido kaukėmis, kepurėmis ir akiniais nuo saulės. Jie buvo apibūdinti kaip 2 baltaodžiai vyrai tamsiais plaukais raudoname automobilyje. Vienas liudininkas matė, kaip iš raudonojo automobilio, kuris jo manymu buvo Camaro, pro langą išlindo vyras, paleido į Aleksandrą 6 šūvius ir išvažiavo. Šis liudininkas užsirašė automobilių valstybinį numerį, kuris nesutapo su numeriu užrašytu ant sąskaitos, bet atitiko kitą raudoną Camaro, kuris buvo pavogtas prieš kelias dienas. Atrodė, kad tai nebuvo atsitiktinis sušaudymas. Aleksandra buvo vienintelis nušautas žmogus. Išvada buvo padaryta tokia, kad kažkas pavogė šį Camaro būtent tam, kad galėtų panaudoti žmogžudystėje. Kalbantis su draugais ir šeima, vienas vardas, į kurį pareigūnai turėjo atkreipti dėmesį, buvo jos buvęs vyras Joe Pesci. Jie ne per seniausiai turėjo bjaurias skyrybas ir taip pat bylinėjosi dėl vaiko globos, todėl teoriškai motyvas buvo. Policijai nuvažiavus pasikalbėti su Joe, jie atkreipė dėmesį į tai, kad jis atrodė neįprastai ramus ir neemocionalus, nepaisant to, kad ką tik buvo nužudyta jų buvusi žmona ir vaiko mama. Tačiau jis taip pat turėjo alibi. Joe sakė, kad tuo metu su sūnumi buvo baseine ir tam įrodyti jis jau buvo pasiruošęs baseino įėjimo kvitą. Tas faktas, kad Joe jau buvo pasiruošęs įrodymą, kur tuo metu buvo, pareigūnams pasirodė neįprastai įtartina. Todėl, nors Joe ir turėjo alibi, policija nenuleido nuo jų akių. Kalbėdami su draugais, jie taip pat sužinojo, kad Aleksandra pasakojo, jog ją kažkas persekiojo. Taip pat jie sužinojo apie knygą, kurią gavo Aleksandra, apie jos kieme sudegintą medį ir apie tai, kad ji buvo pasisamdžiusi privatų tyrėją. Tyrėjas, sužinojęs, kas nutiko Aleksandrai, kreipėsi į policiją ir štai tokią informaciją jis tuo metu jau buvo surinkęs. Rugpjūčio 5 dieną, kai Aleksandra buvo nužudyta, jis stebėjo Joe. Jis pasižymėjo, kad Joe pasiėmė vaiką 17 val. Ir nuvyko į baseiną Burnaby mieste, todėl taip patvirtino jų alibi. Ta diena jis taip pat stebėjo Joe motiną Jelką ir ji buvo pastebėta prie remonto dirbtuvių šaudymo metu. Tai reiškia, kad nei Joe, nei Jelka nebuvo tie, kurie nuspaudė gaiduką. Vis dėlto policija nusprendė, kad keli pareigūnai slapta juos pasektų ir pažiūrėtų, ar jie nedarys ko nors įtartinų. Tyrėjas policijai pateikė balto automobilio, kuris Aleksandros manymu ją sekė aprašymą ir valstybinį numerį. Tai buvo tas pats valstybinis numeris, kuris buvo rastas Aleksandros automobilyje, užrašytas ant senos sąskaitos. Išaiškėjo, kad automobilis priklausė vyrui vardu Milan Nenadič. Vyras buvo šeimos draugas, jis netgi dalyvavo Aleksandros ir Joe vestuvėse. Milanas nebuvo teistas ar žinomas policijai, todėl jie nebuvo tikri, ar jis galėjo būti susijęs su žmogžudyste. Praėjus kelioms dienoms po žmogžudystės buvo rastas raudonas Camaro. Automobilis buvo paliktas McDonald's automobilių stovėjimo aikštelėje. Keli McDonald's darbuotojai pasakojo matę, kaip automobilis atlėkė dideliu greičiu, iš jo išlipo 2 vyrai, įšoko į baltą automobilį ir išvažiavo. Pareigūnai teigė, kad baltas automobilis greičiausiai buvo tas pats, kuris priklausė Milanui, kuris sekė Aleksandrą prieš jos nužudymą.
Kamaro apieškos metu policija rado delno antspaudą ant pavarų svirties, pirštų antspaudą ant valstybinio numerio ir plaukų ant keleivio sėdynės. Antspaudai priklausė Lawrence Delorme, o jis buvo žinomas automobilių vagis. Tikėtina, kad jis vairavo raudoną Camaro. Policija nusprendė, kad paseks abu vyrus, kad išsiaiškintų, koks buvo ryšys tarp jų ir žmogžudystės. Rugpjūčio 10 dienos popietę vyrus sekantys pareigūnai pastebėjo Milaną einantį į Pešičių šeimos namus. Netrukus po to Jelka buvo matoma važiuojanti į netoliese esantį prekybos centrą. Ji prisiparkavo požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje ir į jos automobilio galą atsisėdo Milan Nenadič. Vėliau Jelka ir Milanas atskirai nuėjo į prekybos centrą. Vėliau atskirai grįžo į automobilį, kur Milanas atsigulė ant grindų ir kartu jie nuvažiavo į Jelkos namus. Milanui išlipus iš automobilio, policija nusprendė jį sulaikyti ir rado $30,000 grynaisiais, $100 kupiūromis. Jie suėmė vyrą įtariant Aleksandros nužudymu ir buvo panašu, kad jam už tai buvo dosniai sumokėta. Namuose Crown Royal viskio maišelyje buvusioje šovinių dėžutėje trūko 6 kulkų. Pistoletas atitiko tą, kuriuo buvo nušauta Aleksandra, bet paaiškėjo, kad Milanas nebuvo tas, kuris paspaudė gaiduką. Milanas nurodė vyrą vardu David Segoviano. Policijai tardant Davido merginą, jį papasakojo, kad pastarąsias kelias dienas vyras elgėsi keistai, net nusikirpo visus plaukus. Pareigūnams paprašius, moteris sutiko, kad būtų įrašinėjami jos pokalbiai, norint išgauti daugiau informacijos apie susišaudymą. Ir policijai besiklausant, Davidas viską išsipasakojo. Jis prisipažino nušovęs Aleksandrą. Jis taip pat pasakė, kad Lawrence Delorme vairavo raudonąjį Camaro, o Milan Nenadič vairavo baltąjį automobilį. O visas planas buvo suregstas ne ko kitu, o Jelkos Pešič. Jie taip nekentė savo marčios, kad iš pradžių ją terorizavo paslapčia, o galiausiai pasamdė vyrus nužudyti ją vidury baltos dienos. Jelkos draugė taip pat davė naudingos informacijos pareigūnams, sakydama, kad jai besilankant pas Jelką, jie jai pasiūlė eiti pasivaikščioti. Moterys ėjo iki Aleksandros namų, o tada Jelka nei iš šio nei iš to padegė priekinėme kieme stovintį medį. Draugė taip pat sakė, kad Jelka buvo apsėsta Cindy James knygos ir greičiausiai buvo ta, kuri ją nusiuntė Aleksandrai. 1993 metais 3 nužudyme dalyvavę vyrai ir Jelka Pešič buvo teisiami dėl Aleksandros nužudymo. Jie visi buvo pripažinti kaltais ir jiems skirta maksimali bausmė už pirmojo laipsnio žmogžudystę, kuri Kanadoje yra 25 metai laisvės atėmimo. Buvusiam Aleksandros vyrui Joe Pešič kaltinimai niekada nebuvo pateikti, nes policija negalėjo įrodyti, kad jis buvo susijęs su žmogžudyste. Nors jie visada turėjo įtarimų, kad jis žinojo daugiau nei pasakojo. Brendono globa buvo paskirta Aleksandros mamai ir tai turbūt buvo geriausia vaiko labui. Joe praktiškai paliko savo sūnų, nemokėjo alimentų ir net nebandė būti jo gyvenime, nors prieš tai kovojo su Aleksandra dėl vaiko globos. 2008 metais Jelka kreipėsi į teismą dėl ankstyvo paleidimo, bet jos prašymas buvo atmestas. Aleksandros šeima padavė ieškinį prieš Jelką dėl Aleksandros nužudymo ir galiausiai susitarė dėl $350,000. Pinigai buvo naudojami Brendono išlaikymui. O 2008 metais jam sukakus 18 metų, $183,000 jam buvo pravesti kaip palikimas.